Sveiki. Mano vardas Versačis. Aš esu daugiausiai nuopelnų pelnęs Lietuvos drabužių dizaineris. Turėjau garbės dirbti su garsiausiais pasaulio dizaineriais: Coco Chanel, Christian Dior, Cristobalis de Balenciaga ir daugelį kitų žymių dizainerių visame pasaulyje. Štai keletas mano sukurtų šedevrų. Pasigrožėkite jais, nes daugiau galbūt kažko panašaus ir nematysit šiame gyvenime. Kaip patys matote, darbai kalba patys už save. Tai turiu teisę išsakyti savo nuomonę apie Lietuvos žmonių cepelininės madas ir stilių. Galbūt daugelis klausite savęs ir norite paklausti manęs, kodėl aš čia esu ir tai darau. Žinot, nėra kam išsakyti kritikos. Buvo vienas žmogus, jis dar gyvena, jis tikrai geras ir puikus dizaineris, plačiai žinomas Europoje ir aišku Lietuvoje. Pasakė, kad esate cepelinai. Kažkas sureagavo, kažkas, kaip visada, nieko nereagavo. Bet žinot, reikia kažkam išsakyti šią kritiką. Kiekvieną reportažą pradėsime nuo žmonių Lietuvoje, kurie turi šiokį tokį nenuvalkiotą supratimą apie mados tendencijas ir stilių. Pasižiūrėkime į keletą moterų Meschino. Matosi, kad kažkiek darbo įdėta jo stiliuje. O ypač Indrės Burlinskaitės. Tikrai nuostabios, galbūt galimai nuotraukos. Matosi, kad fotografas fotografavo daugiau negu kad su telefonu. Bet žinot, to nepakanka. Tai yra smulkmė. Užteks žvalgytis į vidutinybės Lietuvoje. Nusikelkime trumpam į Ameriką. Pasižvalgykime, kaip žmonės vaikšto New Yorko gatvėse. Tarp kitko, manau, tokius apsirengimo stilius Lietuvoje pamatysime ir mes po kokių 20-30 metų. Bet dėja tačiau, radau žmonių Lietuvoje, kurie lenkia laiką ir galbūt diktuoja madas pačiam pasauliui. Pasižiūrėkime, kas tai per žmonės. Aš nežinau, jie tokie atrodo random žmonės, bet jų stilius, jeigu atvirai, tai visiška bomba. Aš tai vadinu šių dienų mados klyksmu ir širdis dainuoja iš džiaugsmo, kai galime didžiuotis, kad tie žmonės, lietuviai, ir juos kopijuoja ir geidžia visas pasaulis.
Jeigu turime kuom didžiuotis, tai visada yra iš ko galbūt ir pasijuokti arba nusivilti. O čia aš tikrai negailėsiu kritikos. Net silpna darosi, bet aš jums turiu pasakyti ir parodyti tai. Pasižiūrėkime į scenos karalienę Džordaną Butkutę. Kandys per kandžių, žinai, kostiumų. Matau, senas jau kostiumas. Bet gerai, kvadratais kandžioje kažkaip. Kyso Kvadratiniai dantis paskandys. 15 metų nešiojo, nežinai, kaip naujas. Sukandžiot. Kas čia kinom, koks čia dizaineris? Čia Aleksandras Vanga, kažkoks Aleksandro Vanga. Aleksandra McQueen? Ne, Vanga. Vanga kažko, nežinau. Nelietuvis čia? Ne. Davai, gerai. Galim pradėti, ne? Ir ką aš galiu pasakyti? Būki mano Džordža per amžius. Džordža, su visa pagarba, žinau, kad žiūrėsi, bet tai ką tu vilki? Visiškai beskonybė. Užsuk kada pas mane, bučkis. Pilni fucking H&M-ai. Maikučių, švarkų, kelnių. Už didelio kebabo kainą. O tu vilki rūbus sukandžiotų skandžių. Apvalgytų skandžių. Jeigu jis spintoje turi 15-20 metų senumo rūbų, tai galiu daryti prielaidą, kad ji kolekcionierė ir atskiruose sarkofagose laiko dar savo senelio rūbus, su kuriais mes galėtume atkurti visiškai autentinės tarpukario nuotraukas. Ok, klausėt, kas toliau. O toliau. Pavardė, kurios nelabai ištaria. Mūsų influenceriai arba taria ją specialiai pasimaivydami. Jūs turbūt jau nujaučiate apie ką aš. Vieni sako messenger, massage, dar kiti message. O man kaip dirbusiam su prancūzų dizaineriu Dior, ištarti šią pavardę vieni juokai. Tai pristatau jums divą Kristiną Messeguer. Iš karto noriu užbėgti įvykiams už akių ir pasidžiaugti už tai, ką ji padarė per vieną naktį. Kad ji tapo mūsų Lietuvos žinomiausių žmogumi. Šaunuolė, tikrai šaunuolė, bučkis tau. Bet tarp kitko turiu tau ir kritikos. Įkelkime Messeguer nuotraukų. Messeguer ne per seniausiai vyrui nepranešus pasidarė seksualią fotosesiją. Kaip suprantu, tai buvo specialiai ruošta staigmena vyrui. Gaila, kad to seksualumo ponui Messeguer buvo stipriai pagailėta. Ir man labiau primena namų tvarkytojos paprastą fotosesiją su skolintais rūbais iš svetimos spintos. Iš nuotraukų galite matyti, kaip trūksta drąsos, matosi susikaustimas, o seksualumas išreiškiamas kaip pačios kukliausios davatkos. Messeguer. Nepyk. Manau, dar tikrai parodysi mums,
kažką daugiau. Bučkis tau. Kur buvus, kur nebuvus, ilgai laukti nereikėjo. Spėkite, kas pasirodys dabar. Bunkė ilgai nelaukusi greitai atšovė. Taip pat namuose daryta seksualią fotosesiją tiesiai nuo savo kiemo pievutės. Kuo ji prisidengė savo intimes kūno vietas, tai jau yra skanu. Bet po jomis vienoje vietoje tikra laižyklėlė. Sik, sik, sik. Kaip sakoma, laižė, kol prilaižė. Tikras laižytuvas. Ir tiesiai šviesiai sakant, jums į akis. Man neįdomu, kad tau buvo neįdomu. Aš kurdamas tokius reportažus išreiškiu susirūpinimą Lietuvos mados pasauliu ir taip įkvepiu žmonės tobulėti. Apačioje matote mano Instagramą. Siųskite man viską, kas jums atrodo madinga ir stilinga. Į ką tikrai turėčiau atkreipti dėmesį ir apkalbėti kitame reportaže. Jeigu nori daugiau tokių apžvalgų apie skudurinės onutes, išraiškingas asmenybės Lietuvos padangėje ir ne tik, rašyk komentare. Noriu, spausk subscribe ir patinka mygtukus. O dabar, arrivederci, škurlynų magnatai.